Gerai, tai šiandien pažaisime Pink Soup Game dviese. Tai pirmiausia, mes išsimaišom korteles. Ingredientų korteles padedam stalo vidury. Visi išsitraukia po vieną slaptą receptą. Jį galima pasižiūrėti, bet svarbu nerodyti kitiem. Tai, va, ką mes gaminsim, pasidinam iš šono. Kitų kortelių mums nereikės. Žaidimą pradeda tas, kas neseniausiai valgė šaltibarščius. Tiesa, aš jau pradėsiu. Nu, Agnyte, pradėk. Taip, traukia 2 korteles. Vieną kortelę privalai padėti į bendrą virtuvę. Kaip ir sakiau, receptą visą laiką gali savo patikrinti. Taip. O žaidimą laimi tas, kas surinka daugiausiai taškų. Taip, bulvės. Tau nereikia bulvių. Kaip lietuviai be bulvių. Taip, aš irgi išsitraukiu 2 korteles, jas pasižiūriu. Taip, ir vieną kortelę aš privalau padėti į bendrą virtuvę ir aš gal padėsiu šią kortelę, druską. O šitą mes padėsime kitam žaidėjui. Ir, prašom, ir ją vis laiką, kai dedam savo arba kitam, dedame užverstą ir jos patikrinti nebegalime. Desertas. Bet aš iš čia negaliu imti, nes čia yra tik tai 3 kortelės. Dėl to aš privalau imti iš čia. Nu gerai, tada pelytę mes padedam bendrą virtuvę, o šią kortelę mes dedam savo į puodą. Tai puodę dedam užverstas ir jas galėsime patikrinti tik tai su pelytės pagalba. O, man kažką įdėjo. Aš dabar bandau prisiminti, kad šita kortelė turbūt nėra pati geriausia. Taip, bet kol kas aš negaliu jos pasižiūrėti, nebent panaudočiau pelytės galią. Aš negaliu neimti deserto, nes jis duoda 6 taškus. Ir aš galėjau imti iš bendros virtuvės dėl to, kad čia buvo 5 kortelės. Dabar vėl yra tik 4 kortelės. O dabar jau ir vėl 5. Taip, aš manau, aš pabandysiu pelytės galią, aš patikrinsiu visas savo kortas. Kai panaudoju pelytę, ją reikia tiesiog išmesti, jį pabėga. Ir aš galiu pasižiūrėti visas savo kortas. Tik svarbu, negaliu keisti eiliškumą. Taip. Ir... Taip. Gerai. Kai kurios kortos gali būti minus. Ir vėl mano eilė. Taip. Aš imsiu... Ne, aš gal paimsiu iš bendros virtuvės. Paimsim bulves, kurių tau nereikia, mes pasidėsim šalia. Aš imsiu dar kortą. Taip. Mes paimsim iš čia. Taip, miltų mums nereikia. Ir žaidimo pabaigoje mes irgi žiūrėsime, kas yra bendroji virtuvė. O šitą kortelę aš turiu pasidėti pas save arba kitam žaidėjui, bet aš jau turiu 5. Dėl to dabar aš kažką jau išmesiu iš savo puodo. Tai aš noriu šitą, čia reikia prisiminti. Ir aš išmečiau čilį, o čilį mes padėsim ant miltų. Netyčia Agnytė desertą išmetė ir tai yra labai gera kortelė, nes duoda 6 taškus. Aš ją paimsiu ir aš dabar tiesiog turiu prisiminti, kur man čia ją padėti. Man atrodo, va šitą kortelę man yra nereikalinga. Taip, čia yra mėsytė, bet mano receptui jo nereikia. Taip, ir
ir ją padėsime, kur mes padėsime čia. Pirmiausia, vieną kortelę privalai padėti bendrą virtuvę, o kitą arba dedi savo, arba aktyvuoji pelytę. Aš aktyvuoju pelytę ir pasižiūriu savo kortą. Taip, aktyvavo šitą simbolį. Taip. Čia yra atmintinė su visom galiom ir čia parodyta, kas ką daro. Taip. Aš manau, aš imsiu 2 slaptas. Ir druskytę mes padėsime čia. O šitą mes padėsime čia. Va čia padėsime. Aš jau matęs. Dabar jau bet kada galima stabdyti žaidimą. Taip, žaidimą galima stabdyti tada, kada visi žaidėjai turi, išmetė man desertą, nes padeda į kitą kortelę. Jo, žaidimą galima stabdyti bet kuriuo metu dabar, nes mes visi turime po 5 korteles. Aš traukiu 2. Gerai, mes šitą dedame čia, o pelytę mes aktyvuojam šitą galią ir mes galim apsikeisti kortelę. Ir aš šitą norėčiau tau grąžinti. Paimsiu šitą, bet esmė tame, kad mes negalim patikrinti, kuo keičiamės. Išmetu pelytę ir į bendrą virtuvę įdedu pelytę. Gerai, aš noriu patikrinti visas savo korteles. Taip. Čia galim šitą kortelį šaginti. Taip. Ir taip. Gerai. Mane. Va. Kokias korteles gavom. Vieną čia, o vieną čia. Ir stabdau žaidimą. Ir stabdo žaidimą ir mes ką galim padaryti, gerai, mes imam slaptas, paskutinį įimą turim dar. Į mano puodą jau dėti nebegalim. Tai nelabai gerai. Gerai, mes padėkim šitą čia, o šitą ištraukiam ir mums tiko yra. Gerai, bet mes padėsime į bendrą virtuvę. Ir viskas, žaidimas baigėsi, mes galim parodyti, kas ką gaminau. Aš gaminau burokėlių sriubytę. Aš gaminau koldūnus ir recepto nesurinkau. Taip, dabar skaičiuojam taškus. Taip. Tai, kad įvykdytum receptą, reikia 5 skirtingų ingredientų su šiuo simboliu. Taip. Tai 1, 2, čia nėra, 3, čia kartojasi, nesiskaito, tai 2 tik tai, 3, 4, 5. Tai aš receptą padarau, gaunu 15 taškų. Taip pat dabar gaunu už kiekvieną ingredientą, kuris turi mano simbolį. Tai? Ir nesvarbu, gali ir kartotis. Tai 15 plus 2 plus 3. Tai 5, 20, 24, kartojasi, bet yra ingredientos simbolis. Užmiltus aš negaunu, tai yra dabar 24, tada 26, nes bendroje virtuvėje irgi skaičiuojasi ingredientai. 26, 29, 31, 33 ir desertas dar duoda man 6 taškus. Tai reiškia 39 taškai.
Aš receptą surinkau tik 3 skirtingus ingredientus, o taškų surinkau va dar už desertą, bet gaunu už šitą 4, 7, plus 6, 13, 15, 16 taškų. Tai karūna atitenka Silvestrui. į